noriu paklausti. Konstitucija, kurią mes priėmėme referendumu, ir jinai visai nebuvo bloga parašyta. Vėliau 47 straipsnis, kas liečia žemę, buvo pakeistas. Tas 47 straipsnis, kurį tauta priėmė referendumu, skelbė, kad Lietuvos žemė, miškai ir vandenys nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos valstybei ir jos piliečiams. Taškas. Tai buvo nuostabu ir tai buvo tautos valia priimta konstitucinė nuostata. Vėliau ši nuostata buvo pakeista taip, kad Lietuvos žemė jau Lietuvos valstybėje nebepriklauso. Pasiskaitykite redakciją dabartinę konstitucinę 47 straipsnį ir ten neparašyta, kad Lietuvos žemė, miškai, vandenys nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei ir jos piliečiams, o parašyta, kad Lietuvos valstybė išimtinė teise priklauso žemės gelmės, miškai, vandenys ir taip toliau. Žemės, kaip priklausančios Lietuvos valstybė ir jos piliečiams, tenais net nėra. Dabar klausimas toks. Ar yra kitas kelias grąžinti buvusią nuostatą, kad Lietuvos teritorija ir Lietuvos žemės priklausytų tik Lietuvos valstybė ir jos piliečiams? Ar nereikia šitam reikalui padaryti referendumų, kad būtų grąžinta buvusi nuostata, kurią konstitucijos rengėjai buvo labai protingai suformulavę? Ir antras klausimas, ar nereikia sumažinti referendumui inicijuoti žmonių kiekį nuo dabar galiojančių 300 000, lygi bent jau 28 metų konstitucijai buvusios normos 50 000, arba dar protingiau, lygiai 10% nuo paskutiniuose visuotiniuose rinkimuose dalyvavusių žmonių. Ačiū. Dėl 300 000. Jūs turbūt gerai žinot, nuo ko mes gynėmės. Žinot. Kodėl 300 000? Jeigu šito nebūtų, tai nereikėtų šnekėti dėl dvigubų lentelių ir visą kitą ir Europos Sąjunga būtų pasakė savo žodį. Dabar aš bijau vienintelio dalyko, kad mes esam labai daug kuo nusivylę visi, kad paprasčiausiai į referendumus neteisim, nesusirinksim, tai oras bus, tai vienokis, bus visokių ten gąsdinimų. Mes šiuo metu tikrai nepajėgūs. Aš iš tikro nieko blogo, kaip apie žmogų, negaliu pasakyti apie Viktorą Uspaskichą, kuriam daug kas meldėsi. Bet aš negaliu suprast, pats Palangoj buvo pilna salė, jis atsistoja, sako, jūs lietuviai durniai esate, žmonės patenkinti. Esam subalamūti, reikia pamažu atsistoti, dabar išeitis kokia. Nu tikrai, mes tikrai neatvažiavom čia jau, kad nei patys galų darysimės, nei jums subalamūti. Tikrai, dar kiek jėgos leidžia, o kadangi šitą drąsiai sakau, kadangi jau beveik pabaigtas reikalas ir įstatymų pataisas reikia tik tai dar paduoti kalbininkam, pasižiūrėti ir atiduosim. Ir jeigu bus įmanoma, paskelbsim, spaudoj kitur. Nu ir jūs tada bandykit per savo Seimo narius. Šita dauguma nėra jau labai bloga. Nežiūrėkit, kad jinai yra socialdemokratiška. Nes jinai yra, jeigu taip šnekėt, pas mus pagal mūsų partijas, tradiciškai, viršų yra žmogaus teisės, apačioj valstybė. Iš dešinės dešinieji, iš kairės kairieji. Visi skelbėsi, kad vieno nėra, kad visi atstovauja vidutiniai klasiai. Visi. Taip kasgi po šimts pyptų atstovauja tiem, kur duoną uždirba. Ne viena partijos nėra. Kas yra milijonierių partija? Socialdemokratai. Ne, bet jie nors nesiskelbė šitą. O reikia vėl pamažu šitą žmonėm įkalt, kad jie supras, kad normalioj valstybės laivas neplaukia vienu irgu. Nei kairiu, nei dešiniu. Ir čia veikia mechanikai.
ir šitą jau yra išnagrinėję. Jeigu laimi vien tik kairieji ir pradeda irkluoti, tai laivas visada valstybė sukasi į dešinę. Atsiranda Hitleriai, atsiranda Musoliniai, visi kiti. O jeigu kitų irklu, tai kairieji, Stalinai, Leninai ir visi. Tai vat reikia išbalansuoti, aš atsimenu Juršėnui, kai jisai su juo mes taip pasiginčinom ir jisai sakė, nors jūs dešinieji, tai čia mes jau stojim nuo kaltuosių. Sakau, tu mane ringę turi saugoti. Nes čia yra politinė kova, o ne nokautuosi, taigi tu manęs ateisus paskėtas su Liomuštu. Kairieji ir dešinieji turi šitą suprasti ir jie jau pradeda suprasti. Todėl, nežiūrint, kad šiandien yra šita, neramina tik tai, kokiam gali Jėzus Lenkus. Ir tai ne Lenkus, bet šitą Tomaševskį. Kodėl tas jie? Man atrodo, vien tam, kad kursti. Pats faktas. Ir niekas neneigia, kad jie dalyvavo kartu su Rusų aljansu. O iš esmės, Tomaševskis sako, taigi mes kartu dalyvavom su Rusų aljansu ir pažiūrėkit, yra, tai palaukit, ponai, bet jūs 7%, jūs patys pripažinite, kad buvo koalicija. Tai, bet jūsgi 7%, tai ne 10%. Tai kaip jūs ėmėsi? Tai šitaip keliant klausimus, diplomatiškai ir gražiai, galima susitvarkyti. Aš manau, kad, kiek aš žinau tikrai dėl teisinės sistemos pakeitimų, dėl prokuratūros visą kitą yra dirbo. Ir bus pasiūlyta ne referendumą, bet pakeisti tuos konstitucinius straipsnius Seime, kur referendumo nereikia. Ir labai daug kas atsistotų į savo vietą. Iš tikrųjų, tokios teismų sistemos, kokia yra Lietuva, su kuo pašnekėti, nėra nieko. Atsirado administracinis teismas, visų sprendimai galų gale yra galutiniai ir neskundžiami. Taigi, ar bus aukščiausias teismas, kada nors aukščiausias teismas? Reikia jį padaryti. Patinka ar nepatinka tam teisėjai, bet jį padaryti. Aš suprantu, čia kolega klausė mūsų klausytojas apie tą žemės pardavimą. Taip, čia yra labai svarbus dalykas, bet jūs supraskite, čia jau labai sudėtingas. Mes atsisakėme dalies savo suvereniteto stodami į Europos Sąjungą. Juk mūsų konstitucija buvo pakeista po to, kai mes įstojome į Europos Sąjungą. Ir dėl to pati Europos Sąjunga sakė, referendumu įstokite į Europos Sąjungą. O Europos Sąjunga liepia mums, ten jeigu sekate tos įvykius, žinote, atideda tą terminą žemėj parduoti. Tai kaip dabar, aš noriu jūsų nuomonė, kaip jūs dabar galvojate, kaip mes turime įsisukti, ar dabar mūsų referendumas, reiškia, kaip mes suderinamas, kad mes stojome į Europos Sąjungą, įstojome, o dabar jau naują referendumą nesivaizduojame. Gerai, tai aš galiu pasakyti, ką aš svarbiausiais klausimais tautos. Pirmiausia, konstitucija skelbia, kad svarbiausia tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, taip? Tvarkoj. Ar teritorijos išsaugojimas nėra vienas iš svarbiausių valstybės egzistavimo klausimų? Toliau. Yra tokia šalis Europos Sąjungos kaip Vengrija, kuri į savo konstituciją įsirašė, kad jos žemė yra nacionalinė vertybė ir jie neprekiaujam. Ko mes čia dabar bijom? Mes jau viską išprivatizavom ir viską pardavėm, liko žemė. Ir todėl, kad Europos Sąjunga reikalavo, mes dabar prieš juos ant kelių šliaušim. Taip, jie iš savo pusės, ką pasižadėjo įvykdė, jie finansavo pilnai Ignalinos uždarimą, jie mūsų žemdirbiams duoda tokias pat išmokas kaip saviem, kad susilygintų jų pajėgumai. Europos Sąjunga mums nevykdo nieko, o mes šliaužiam toliau. Dabar parduokim žemę, likim be žemės, čigonais, taip? Aš tikrai esu už tai, kad žemė pardavinėti. Juk tokį tekstą rašė konstituciją rašyti. Kol jūsų ruošit, mes ją prarasim. 14 gegužės 1 bus sudėti iš stampo. Pasakykit, ką jūs siūlot. Mes siūlom surengti tai, kas neįmanoma. Referendumą. Kito būdo aš nematau. Jeigu kas nors mato, parašom, siūlykite. O kaip šitai? O va taip, jeigu jūs per savo susitikimus kalbėtumėt ne tik bendraisiais konstitucinės teisės klausimais, o ir būtent šiuo konkrečiu klausimu,
tai iš čia esančių žmonių jau atsirastų žmonės, kurie aktyviai rinks parašus. Tada tas bus įmanoma padaryti. Jeigu mes tik apskritai protingai kalbėsim, tada neįmanoma. Bet daugybę bandymų surinkti tos... Žinom, bet dabar mes prarandam teritoriją. Mes naikinam valstybę. Čia ne pyktis, čia aistra. Sigitas Martinavičius. Labai gražiai išdėstėt iš tikrųjų ir yra aišku, kad valstybė yra užvaldyta, iš tikrųjų ir užvaldytos jos visos grandys. Ir girdėjau siūlymą, kad visuomenė turėtų aktyviau dirbti ir tik per Seimą rinkti, bet mes ir konstatavom, kad Seimo rinkimai yra nedemokratiniai ir rinkimas pagal sąrašus neleidžia tautai išrinkti savo atstovą. Tokių galimybių mes neturim. Tai klausimas būtų, ką daryti, tai aš matau vienintelį, ką mes galim padaryti, tai daug vilčių dėjau į visuomeninės komisijos išvadas, jos buvo nusiustos į visas instancijas ir tame tarpe į Seimą, kur Seimas net komisijos nesudarė tirt. Jeigu matė, kad niekas netyrė, manau, Seimas turėjo komisiją sudaryti ir tirti šitos įvykius. Tai daug vilčių ir į Seimą dėti negalim, to labiau mes turim Seime atstovus ir žinom tą situaciją, jinai nėra tokia gera, kaip jūs čia bandėt pasakyti, kad yra gera. Ten yra dedamos didelės pastangos, bet aš galvoju, kad ten niekas nepasikeis. Nėra ten nei kairės, nei dešinės, vyksta susitarimai partiniai. Vienintelį dalyką, ką mes galim padaryti, tai ką jūs ir pradėjote daryti. Visuomeninės komisijos pagrindų, gal galim ją pavadinti Lietuvos tautos komisija, tai toliau nagrinėti gal ne tik Garliavos įvykius ir kitus įvykius ir kreiptis į tarptautinės organizacijas, kadangi Lietuvos tie keturi, kur minėjo pamatai, jie nei vienas nereagavo į tautos interesą. Prokuratūra neturi intereso, nes visuomeninė komisija aiškiai parodė interesą. Seimas nereagavo, prezidentė nereaguoja. Mes neturim galimybių, per kurią vietą galim veikti. Aš siūlau, kadangi jūs esat stiprus žmonės ir pradžia yra padaryta labai didelė, tauta, manau, tikrai palaikytų, toliau bandyti vystyti šitą procesą ir pajungti tarptautinės organizacijas. Žinokite, yra problema ir tarptautinės organizacijos. Ir labai problematiška yra. Tie visokie blogi vėjai čia į Lietuvą, atpūsti iš vakarų. Kai Sąjūdžio buvo dar laikais, 89 metais į Sąjūdžio Seimą atvažiavęs toks iš Britas, iš Didžiosios Britanijos, bet atrodo, kad jis buvo italas, kiek aš atsimenu, įkūręs ten Algirdo tokią draugiją remti Lietuvos nepriklausomybę. Tai aš labai gerai atsimenu jo pasisakymą. Jis sako, jūs visus aptarinėjate pavojus iš rytų, bet dabar aš jums išvardinsiu pavojus iš vakarų. Ir pirmiausia įsivardino bankus, tarptautinį valiutos fondą, toliau visus seksualinės iškrypimus ir visą tą seksualinę revoliuciją ir visą kitą. Tai 89. O mes neapsisaugojome nuo tų pavojų iš vakarų. Ir dabar matome, ką mes su bankais per 20 metų patyrėme ir ką mes dabar patyrėme. Aš jų niekada nevadinsiu gėjais ir gali mane teisti už tai. Medicinos terminų žodinė yra parašyta vyro lytinis santykiavimas su vyru pederastija. Tai dabar ne, aš pabaigsiu. O sako, gėjus yra iš anglų kalbos linksmutis. Aš esu linksmutis. Bet šitai su nepriklausau. Kokiu pagrindu Justė Milušauskienė. Norėjau tokį klausimą sugrįžti šiek tiek prie teismų reformos klausimų. Jūs, ponas Rasimai, paminėjo tokių porą įdomių dalykų. Vienas tai, kad paminėjot studentus, kurie yra ugdomi į tam tikrą pusę. Ar ne? Ir paminėjot asmenys, ten Kūris, Šedbaras, asmenys, kurie neleidžia tai
tiems pokyčiams atsirasti, sako ten. Jie tam ir yra, kad nieks nesikeistų. Tai ką jūs galvojat, ką šita prasme būtų galima padaryti Lietuvoje, teisininkų ugdymo prasme, ką šita prasme, kad tos asmenybės, kad tų buksyrų nebeliktų ir kad tas nauja ateinanti karta galbūt kažkiek irgi keistųsi, nes dabar ateina kažkokie tai turbūt tos senosios sistemos klonai. Nu, aš galiu pasakyti, bandėm, bent aš baigiau, į Riomerio universitetą. Aš ten neblogai rektorių pažįstu. Jau buvo pasikvietę. O paskui sako, atsiprašau, sako, nu, kai pažįstame, aš tau tiesiai pasakysiu. Geriau neik. Tai kažkaip reikia, aš noriu štai ką pasakyti apie teisininkus. Per 20 metų vietoj teisininko, aš jau tai rašiau, atsirado amatininkas. Tai yra skirtumas, kaip ir dailininkas ir amatininkas. Jis pagal etaloną viską padarė. Teisininkas pirmiausia turi visais atvejais, jeigu jis tardytojas ar jeigu jis yra prokuroras, tai suras motyvą. Be motyvo nėra nusikaltimo. Šitą visai neaugs. Antra, pilietiškumas turi būti pas pačius pirmiausia teisininkus, kad net į galvą neteitų ateit pas teisėją, nu, tiesiai, vat galit paklausti. Tarkim, Prapiestis yra mūsų signataras. Važiuojam, Mažulikos kartu sodinam. Nu, paklausk. Pasieba pas kitus. Ar matė nors vieną iš mūsų, kuris ateitis pasakė, Jonai, padaryk tavo įvą. Galva neteina šitą padaryti. Nes aš esu teisininkas. Aš negaliu šitai daryti. Aš kiekvienam žmogui turiu pasakyti, kad neik šitų kelių, nes jis yra blogas. Taip, advokatas, jis tik tada sąžiningai atlieka savo darbą, jeigu jis netiki jokių popierių ant stalo padėti. Nes visose teisės mokyklose aiškina, kad tai, kas padėta ant stalo pas teisėją, tai dar toli gražu nereiškia, kad tai buvo. O dabar, sakau, kaip pas burtininką, kaip kas dar moka rusiškai, dengina stol, jis kažkaip supranta. Taip pas mus irgi. Pasakyk, ko reikia, ko paklausi tau, jie tau pažadės, kad šitai padarys. Tai reikia pradėti. Pavyzdys. Pradėjo degt, nu, Kauno paimsiu pavyzdį, Kauno teisėjai. Ir jie pradėjo vienas kitą išdavinėti, ne ten, bet išdavinėti. Pasakyti, kad taip, ta byla pastatė, ta byla atėjo pastatė. Tai tuo pačiu metu vyko Vilniaus universitete studentų susirinkimas. Ir, kaip mes tos vadinam, baudžiauninkai, baudžiamos teisės specialistai sakė, studentai, aš tikiu, kad jūs taip nesielgsite. Ką tai reikia? Tai va, mums reikia kažkaip prasimušti iki jaunimų. Su jais pasikalbėti. Kiek įmanoma mes darom. Aš galiu pasidžiaugti, kad nors Klaipėdos universitetas neruošia teisininkų, bet mes ten neblogai su studentais sutarėm. Nu, padarykit taip nors. Pasikvieskit. Nu, mes labai, kad ir nemalonu, bet kaip sako, apie save šnekėti, nes aš ir Zita irgi, sako, sėdžiam tam pačiam suolį. Bet reikia šnekėti. Reikia. Kitiem aš tiesiai sakau, tai geriausia būtų, tai dabar kurį laiką visus teisėjus atleisti ir pasisamdyti iš kokios Vokietijos kurį laiką. Tai bus pigiau ir geriau. Norėčiau pasinaudodama progą irgi paklausti. Dabar yra paruoštas tautinių mažumų įstatymas, kuriame bus įvesta oficialiai dvikalbystė ir prašom paaiškinti. Remiasi tuo, kad tautinių mažumų konvencija to reikalauja. Koks būtų
prelegentų, kokia būtų nuomonė. Kai mes rašėm konstituciją, aptarinėjom šitą klausimą. Ir rėmėmės tą pačią Europos praktiką ir konvenciją. Suraskit konstitucijoje nors vieną straipsnį apie tautinės mažumas. Lietuvoje tautinių mažumų nėra. Yra tautinės bendrijos. Tautinės bendrijos turi visas teises. Žinoma, ką čia šnekės, žmonės, kurie save laiko Lenkais arba iš tikrųjų yra Lenkai, yra tam tikra problema, reikia pripažinti, bet ta problema yra ne tik mūsų, bet tada remiantis. Aš niekaip nesupratau, kodėl tada, kaip aš minėjau, vietoj lietuvių tauta atsirado Lietuvos tauta konstitucinio teismo išaiškinimas. Ir paskui sužinojau, kas ten šitą padarė, nes tuo metu konstitucinio teismo nariai buvo du tokius, kurį patys nežinojo, kokią tautybę pasirinkti. Gal dabar jau pasirinkti. Taigi, tautinės mažumos, tai jos turi turėti savo žemę, bazą, žinoma. Jiem nepavyksta sukurti savo valstybės. Yra kitos priežastys. Bet niekas neginčina jų kaip tautinės mažumos. O visi kiti Lietuvoje yra kolonistai. Darykit ką nors. Jie yra kolonistai. O kolonistai tai yra tautinė bendrija. Prašau, važiuoju, lietuvių Londone. Prašau, čiut ne pusė milijono. Tai yra kolonistai. Pradės jie reikalauti dabar. Aš nesakau iš karto, bet praeis kokios 4-5 kartos. Ir pradės reikalauti, kad prašau lenteles tenai kabinti ir lietuvių kalboje. Pamatysit, kaip anglai pasielgs su šito. O visi argumentai, tai jie šitų žmonių. Pavyzdžiui, mes turim ir signatarų tarpę, kurie save laiko tuteišiais. Jie irgi nemažiau pergyvena. Sako, mes esam lietuviai, tačiau slavai, mums duokit laiko, mes pavirsim, mes tarpusai, bet sako, mes nereikalaujam šito. O jeigu netgi statistiškai, tai tikrai tie, kurie daug maž buvo lenkiškos kultūros, tai sovietų laikais su Jeruzaliku susitarus išvažiavo. Ir yra dokumentai. O kas į jų vietą atvažiavo? Į jų vietą atvažiavo Baltarusija. Ir tai, kad ant kapų yra šiuo metu lenkiški užrašai, tai ar tai įrodymas? Taigi visur yra. Ir Prienuose, ir Kaune, ir Alytuj, kur tu nerasi. Tuo metu buvo toks dalykas. Aš atsimenu, kai atvažiavau iš Suvalkijos į Klaipėdą dirbti ir vaikščiojau po senas kapinaitės. Tai man tik iš pat pradžių atrodė, kad visi kapai yra vokiškai. Kada aš pradėjau skaityti, nieko panašaus, tai tik raidės gotiškos. O guli, čia ilsisi, kai dabar atsimenu, kūnas, gotiškai užrašyta šito gaidelės. Ir paskui ten, kadangi visi yra suguldyti ir kaip keitėsi. Gaideliai, ir paskui jau paskutinis kapas gaideliai. Jau yra. Tai lygiai tas pats ir Berlyne šiuo metu yra kapai, kur jau užrašai ant kapų pats mačiau yra turkiški. Tai dar praeis 30-40 metų ir turkai tais pačiais argumentais rodys, mano proseneliai čia gyvena, čia jų žemė. Taigi, čia yra problema. Aš nenoriu kiršyti, bet mums reikia nepasiduoti šių dalykų. Dabelių nieko tokio. Dieve mano, taigi ir dabelių mes naudojom ir anksčiau. Čia dar ne bėda, bet kad baltiški pavadinimai pavirstų slaviškai, tai čia jau buvo. Ir jų nepasiduočiau. Gediminas Merkys, šio universiteto profesorius. Aš noriu Gediminam prelegentam padėkoti už jų darbą, už jų pilietinę demokratinę teisinę misiją, tos visuomeninės komisijos veiklą. Dabar prasitarė, kad yra kitos iniciatyvos ruošiamas, bet mano klausimas štai koks būtų. Mes konstatuojam faktą, kad bent keliasdešimt konstitucijos straipsnių yra, čia ne deformacijos, jie tiesiog yra sutrypti
išniekinti ir, tarkim, dabar vyks stebuklas, vyks referendumai, pakeisime šiek tiek tą konstituciją. Žinot, aš netikiu, kad kas nors įvyks. Aiškiai, lygiai kaip dabar, 20 maždaug keliasdešimt straipsnių nesilaiko, taip ir toliau nesilaikys. Aiškiai, teisiniai dokumentai, ypač konstitucija. Ir paradoksas bus tas, kad ten kokio civilinio kodekso, kažkokio žemesnio, kuo žemesnio lygmens bus įstatymas, to labiau jį visi laikysis. O tos konstitucijos ir toliau nesilaikys, kadangi, aiškiai, be tam tikros demokratijos, be teisinės sąrangos, be policijos, be piliečių, be normalių nekorumpuotų partijų, be stiprių visuomeninių organizacijų, pagaliau be tam tikros rinkėjo kokybės. Nėra tos visos sąrangos, kas įveiktintų. Ir reiškia, net jeigu vyks referendumas ir ten, sakykime, kažkokį vieną kitą gerą, gražų potėpį prasmingą uždėsant konstitucijas, nieko gero neįvyks. Aš matau pato situaciją, bet gal jūs turite minčių, ką reikia daryti Lietuvoje. Kaip pajudėti, kaip, sakykime, taip, iš tos purvo balos bent 4 pėsčia pradėti taip kaip Lietuva. Atsistosim gal tada, nežinau, už 20 metų. Bet kaip 4 atsistoti iš purvyno Lietuva. Ačiū. Sena tiesa. Justicija es fundamentum regnorum. Pradėkime nuo justicija ne teismai. Justicija tai yra viskas. Tame tarpe ir architektai. Irgi, kada jie neleidžia arba iš vis sugalvojo detaliuosius planus. Jūs raskite aplinkui kas nors. Ir taip toliau. Tai pradėkim nuo justicijos. Aš nežinau, ar referendumas pavyktų netgi. Ir įsitikinęs, kad jis nepavyks. Tai mes, tiesiai sakau, siūlysim ir jau turim viską parengę. Keisti tuos konstitucijos straipsnius, kur referendumo nereikia. Reikia tik 2 balsavimų Seime. Ir tada tikrai daug kas keistus. Žinoma, atsiras problemų. Pavyzdžiui, šiuo metu, jeigu panaikint pačių sukurtą administracinį teismą, tai reikia dalį teisėjų atleisti. Konstitucijoje nenumatyta tokia atleidimo galimybė. Nu tai dabar reikia ten, kur yra, kada teisėją galima atleisti į darbą. Pirmiausia, reikia parašyti, kad atleidžiamas, kada naikinamas įstaiga. Reikia priimti priesaiką, kaip darė ispanai, kur priesaiko žodžiuose buvo parašyta, kad aš pirmiausia prisiekiu, kad visas mano turtas yra įsigytas sąžiningai ir jeigu tas bus, tai bandysit pusę teisėjų neliks. Daugiau priesaiko. Tai irgi reikia įrašyti, kad tas, kuris atsisakė priesaiką priimti. Nu, viskas yra sutvarkoma. Bet šiuo metu aš sakau, ašgi kalbėjau. Tie, kas turi realią valdžią, gali šitą padaryti. Šaukit, tarkim, padarykit kitą kartą tokį ar čia, ar kitur susirinkimą ir pašaukit teisingumo ministrą, o čia Bernatovą. Ir mes šnekamės. Aš norėčiau dar ką jums pasakyti. Iš tikrųjų, aš daug kartų galvoju, ką daryti. Bet atsiminkime Sąjūdžio laikus. Pradžioje buvo žodis, įsisąmoninti, ko mes dabar norim. Nes turime, ir šventą raštą pasakyti, pradžioje buvo žodis, mes turim pirmiausiai šviesti visą visuomenę, kiekvieną šalia mūsų gyvenantį. Mes neturime tas galimybės visuomenės informavimo priemonėse, bet kad žmogus įsisąmonintų, kiek jį patį, kiekvieną asmeniškai tas gyvenimas liečia ir taip pat jo vaikus, kad jis atsirastų jo suinteresuotumas kažką, tada gal ir tos 300 000 parašų būtų įmanoma surinkti. Bet dabar žmonės yra tokioj depresijoj, tokioj nevilty, nuo manęs nieks nepriklauso. Aš manau, kad reikia labai daug kalbėti su daug. Dar papildysiu. Priklauso. Ir reikia, jau kai pradėjom šnekėti, esam paruošę, kad grįžtų į baudžiamą kodeksą, kur išnyko neteisėtos nuosprendžio priėmimas, neteisėtas bylos iškėlimas, kad jaustų atsakomybę. Gi buvo šitas. O Paulausko dingo. Visus čia turbūt neramina klausimas,
kasgi bus, jeigu šitie visi klanai, kuriuos čia minėjo prezidentai, dar toliau žiūrės. Tiek konstitucinis teismas, kuris turi klano elementų jau požymių, tiek žiniasklaida, tiek teismai jau visi mato, kad yra klano požymių. Tai konstitucija atsako į klausimą. Yra 2 straipsniai, kurie labai tiesiai pasako, ką jūs turite veikti. Paskaitysiu juos. 3 straipsnis. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievartas kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką. Į konstitucinę santvarką jau ponas Narcizas įrodė, kad yra konstitucinis teismas peržengė savo ribas ir jau arti pažeidimo šitos nustatytos mūsų referendumų konstitucijos. Taip, kad jau susimastyti apie 3 straipsnį įsigalymą. Į teritorijos vientisumą pasikėsinimas ruošiamas artimiausiu metu Seime. Ruošiama balsuoti, kad pagal tautinių bendrijų įstatymą, ten, kur yra 10 arba pagal kitą projektą 25% kitos tautybės žmonių, ten jau kita kalba galios, kitos normos administracinės, tai jau 2 požymiai yra, kad jau pasipriešinimo šiokio tokio galima. Na ir dar pasakysiu, kad jūs visi turite teisę būti jau savotiškai opozicijoje esamai valstybiniai santvarkai. 148 straipsnis sako, kad Konstitucijos 1 straipsnio nuostata Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, gali būti pakeista tik referendumu, jeigu iš tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių rinkimų teisę. Tai noriu priminti, kad kai mes stojome į Europos Sąjungą, už stojimą į Europos Sąjungą balsavo viso labo sumoje apie 40% Lietuvos piliečių. Tai buvo atėjusių dauguma, bet labai daug netėjo, nes Europos Sąjungos priešininkai savotiškai boikotavo tą referendumą. 3/4 tikrai nebuvo. Ir ta dalis, kurie netėjo į referendumą ir skaito, kad nereikėjo stoti į Europos Sąjungą, yra tarsi toks personažas, kuris jau tęsia va šitą liniją mąstymo pagal 3 konstitucijos straipsnį. Priešintis, nes visi sutiksim, kad įstojimas į Europos Sąjungą nebuvo vien šiaip formalus aktas, kuris ten liečia tokias teises, kurias reguliuoja Europos Sąjunga, ten bananų forma ar ten agurkų ilgis. Tai yra tiesiogiai pasiėmė dalį mūsų suvereniteto Europos Sąjungą. Ta visi jau matom, tą pripažįstam. Reiškia, pasikėsinta jau yra į daug nuostatų, kurie žymi Lietuvos Respublikos konstitucijos 3 straipsnis. Na ir dar painformuosiu, kad tiem, kuriam nepatinka Lietuvos teritorinio nedalomumo ardymas, tai galėtų sekmadienį, balandžio 28 dieną, atvažiuoti Vilnių į mitingą. Vilniuje jau keli mitingai buvo prieš tą kalbos įstatymo taisymą, prieš tautinių bendrijų įstatymo projektą. Ir balandžio 28 dieną, 14 val. Sekmadienį, visi gali turėti laiko, prašom atvažiuoti į Vilnių. Nežinau, kaip transportą įspręsim, ponas Matulevičius čia gal daugiau ką pasakys, bet visi turi teisę pasielgti taip, kaip parašyta 3 konstitucijos straipsnyje šituo požiūriu, o ir kitais požiūriais. Zigmas Kazlauskas. Labai ačiū konstitucijų teismo kūrėjams, kurie mums šiandien apšvietė. Daugų mes nežinojame. Skaityti mokam, bet konstitucijos prožetą suprantame. Turiu klausimą, tiesiogiai galiavus mergaitės. Skaičiau aš jūsų šito tyrimų išvadas, koks atgarsis iš prokuratūros ir teismų į jūsų darbą. Dar noriu dabar pasakyti vieną dalyką, štai čia pilietis kalbėjo. Padėkite jūs mums. Gerbėmieji, rinkome Seimą. Kada Seimo narys atvažiuoja į susitikimus, ar kas nors ateina. Ateina vien žmonės, jie visi tokie. Patys esate kalti, kad tokia netvarka Lietuvoje. Prisimkite savo atsakomybę, kada ateina Seimo narys, jam duosite įpareigojimus. Jeigu jūs kitą kartą pasakys, balsavo vienaip ar kitaip, bus prieš jūsų nuomonę, tokį Seimo narį galima net ir papulti. Sėkmės, atsibuskime patys ir paskui reikalaukime, kad kiti būtų kažką padarytų. Labai būtinai vieną klausimą. Būtinai vieną klausimą. Tai Paskutinis klausimas. Trumpai. Tai labai svarbus klausimas dėl konstitucijos ir prokuratūros.
Tai labai svarbus. Dabar jeigu jūs sakote, kad buvo pirmasis parašas, kad prokuroras tokio tik įstatymo teisėjo, tai pasakysiu, tai vienas ir baisiausias absurdas. Jeigu tai bus padaryta. Teisėjas Pribulkovas, Šiaulių miesto, reiškia, buvo nužudytas tarptautinės policijos Polisema ex-direktorius Egidijus Viliūnas. Aš padaviau pas mane gyvena. Aš padaviau politikai jį nužudė, nunorėjo. Aš padaviau teisėjui, teisėjas atvedė, kad nėra nusikaltimus atties. Aš sakau, parodė prokuratūros bylą. Sako, prokuratūra net nedavė tų raštų. Tik kaip tu parašėjai, kad nėra nusikaltimą. Tai tada aš padaviau apygardos teismui. Tai čia tas pats klausimas, kad negali būti konstitucijos tas. Reiškia, padaviau, kad jisai tas teisėjas yra nusikalstamas. Tai tuomet prokuroras ir vyriausias prokuroras Paulaitis ir Pribulkovas, Donatą Šulcą, visuomeninės organizacijos atstovą, Virkietį, mane iš kitos pradėjo tampyti pagal 55-54 straipsnius. Įžeidimas ir reiškia skubas. Įžeidimas garbės rūmų žydų. Tai yra privatus straipsnis, privatos kalbų tvarka. Bet jie mums tampė po visą Lietuvos policiją tardė. Ir jeigu jūs duosit, dabar mes gavom šaukimą į teismą, kaip nevyriausybinių organizacijos kovai davė į teismą, kad mes buvom pasadintų. Jeigu jūs duosite, kad teismas reguliuoja prokurorus ir tai greitų mums portalis, kad ta konstitucija niekam nepadės. Ačiū. Klausimas, ar darysi tą, kad teismas reguliuoja prokurorai ir prokurorai yra nepriklausomi? Aš galiu pasakyti tiek, kad prokuratūra priklauso, tam kitą dvirtį išradinėti, arba vykdomajai valdžiai, arba teismų valdžiai. Tai nereiškia, kad priklauso prokuroras yra pavaldus, tarkim, teismo pirmininkui. Procesualiai, jeigu teismas nagrinėdamas bylą nurodė, kad neatlikta, reikia atlikti tokius ir tokius veiksmus, šventą prokuroras turi. Va, kur yra priklausomų. O jis dabar gauna iš teismo ir įstatymų, arba dar geriau. Ir pabaigai čia truputį informacija visiems ir jums gal bus įdomu apie Lietuvos žmogaus teisų gynimo asociacijos gegužės 17 grupės užduotą klausimą ir gautą atsakymą. Čia jau net ne klausimas ir net ne atsakymas, reiškia, mūsų gegužės 17 grupė kreipėsi į generalinį prokuratūrą dėl to, kad ar buvo tirti įvykiai gegužės 17 dienos kiemo teritorijai. Visi policijos pareigūnų veiksmai prieš tokius žmonės. Tokį tyrimą niekad nebuvo. Tai po 10 mėnesių, reiškia, tampėmusi viso to. Tas klausimas buvo perduotas prokurorui Gailevičiui, jau mes beveik visų prokurorų pavardės mintinai žinom. Tai čia tas pats, kuris atlieka ikiteisminį tyrimą dėl ale organizuotos grupuotės pasipriešinimo antstoliai. Jisai nutarė nepradėti tokį ikiteisminį tyrimą dėl policijos pareigūnų veiksmų. Mes surašėm skundą Kauno apylinkės teismui ir atsirado toks drąsus teisėjas Giedrius Andriukaitis, kuris patenkino mūsų skundą. Ir dabar jau pagal visą logiką, jeigu Gailevičius nesiožiuos, tai jisai turės pradėti tokį ikiteisminį tyrimą pagaliau. Bet turi terminą, kiek čia nurodė 7 dienas, tai greičiausiai jisai apskūs, tai žiūrėsim, ką apygardos teismas padarys. Bet po kol kas turim tokią mažytį pozicinį pergalį ir toks drąsus teisėjas Andriukaitis, kas nori, gali į asmeniškai Kauno apylinkės teismą padėkoti. Labai ačiū visiems dalyvavusiems. Gerbiamos direktorės Gailutės Klimaitės vardu dėkojam ir prelegentams, ir dalyviams už aktyvumą ir tikimės jūsų dėmesio kituose susitikimuose. Galbūt ir teisingumo ministrą pakviesi. Ačiū. Minutėlę dar gal neišsiskirstykite parašus. Aš labai atsiprašau, čia yra Gailutės Klimaitės žinia. Yra renkami į pasaulio tarptautinės žmogaus teisų gynimo organizacijos parašai dėl garliavos mergaitės. Visi, kas neabejingi, labai prašau prieiti prie staliuko ir pasirašyti. Ačiū labai.